Sveiki žmonės, ponas Pirs ir ponas Ties čia. Mes ištrūkom iš kalėjimo ir čia labai smagus gyvenimas. Bet... O ne, kažką čia baigtųsi. Labai tikėkimės, kad tai ne policija. Jeigu tai policija, mes mirsime. Labas. O mano vardas, nu kad tu persivertau, jau nežinau. Tai kažkokia kvaila figūra, kuri čia skraido aplinkui, o nieko nežinau apie ją. Palauk, ponė Pirs. Ji man atrodo labai pažįstama. Pažįstama? Iš kur tu ją nematei? Ar nieko nežinau apie ją? Visi žino, kas aš esu. Ir jūs nežinau. Oh my god, aš žinau, čia yra iš matematikos uždavinio. Buvo 4 pagalvėlės ir reikėjo jas sudėti. Ar tu turi omeny? 5. O ne, aš neatsimenu, padėkit. Taigi, nežinau, bet jūsų veiksmai pirmame epizode mane liūdino. O dabar ateis skraidantį sodą. Ką šitą gėlę bukurę sugalvoju? Skraidantis sodas su kvadratis. Aš pritariu, tačiau kuriu pasakas. Nereikia skraidančių sodų ir kvailų kvadratėlių. Tuo yra. Taigi, tai jau gali eiti ate. Dabar atkeliauju skraidantį sodą. Pala, tai rimtai, ponė Pirs. Dėja, čia labai rimtai. Aš esu skraidantį sodą. Ir žinai mano vardą? Skraidantį sodą, Dėja, mano vardas yra Paukiai sode. Ir tu žinai šitos figūros vardą? Ne, aš tai man turiu sapnuoti. Nėra pasaulyje iki skraidančių sodų ir kvadratėlių. Pastebėjau kai ką. Tai tu esi tas Atomy? Ar kas tu? Taip. Pagaliau tu atspėjai. Tavo draugas yra toks kvailas, kad reikia jį nužudyti pirmoje vietoje. Mums to nereikia. Ne, tai ką? Viskas. Štai, ponai Pirs užkeliauja. Štai užkeliauja bezdalai. Nereikia jokių ponų Pirs. Jokių ponų Pirs ir... O ne, ką aš padariau? Žinai ką, dabar metas sugadinti daug kvailą ponai Pirs.
Tokia ir yra esmė. Čia yra nebelianti draugai, bet kvaili draugai. Turiu pasakyti, čia yra jokie draugai. Pala! Deja! Nu tai ką? Jūs gal ir galite sugadinti visą šitą, bet aš pagerinsiu. O taip. Dabar čia yra viskas mūsų. Pritariu, paukisiuda. Taip, aš pritariu. Žinote ką, jūs gal matote sugadinti šitą laidą, bet tada neleido padaryti, nes dabar čia yra pono Dievas šou. Na, prenumeruokite kanalą arba tapsite šūdu. Ir laukite epizodo 5.